Kaip sukurti bendrai naudojamą resursą, bendrai naudojamą katalogą Ubuntu Linux operacinėje sistemoje. Ant to katalogo, kurį norim padaryti viešai prieinamų tinkle, spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir pasirenkam komandą savybės. Ir spaudžiam kortelę Share. Tada pažymim varnelę paviešinti šį aplanką. Norint įgalinti viešinimą Linux operacinėje sistemoje, reikia instaliuoti Samba programinę įrangą, kitaip tariant, Samba serverį, ir spaudžiam įdiegti programas ir tokiu būdu kompiuteris, operacinė sistema savarankiškai, automatiškai įdiegs visus reikalingus paketus, kad Samba serveris veiktų. Samba serveris yra skirtas Linux, Unix operaciniam sistemom keistis duomenimis su Windows operacinių sistemų tinklu. Taip, įvedam slaptažodį administratoriaus, kad galėtų programa būti parsiųsta iš interneto ir suinstaliuota. Be administratoriaus slaptažodžio to padaryti negalima. Taip, siunčiamas failas ir visi kiti paketai, kurie reikalingi įdiegti Samba. Taip, Samba programinė įranga jau yra diegiama. Taip, pakeitimai pritaikyti, spaudžiam užverti ir rekomenduotina perkrauti sesiją, perkrauti kompiuterį tam, kad visi Samba serverio nustatymai įsigaliotų. Taip, perkraus kompiuterį, vėl spaudžiam ant katalogo, kurį norim padaryti bendrai prieinamą tinkle, dešinį pelės mygtuką ir pasirenkam komandos savybės, dar kartelį Share, paviešinti šią aplanką. Taip, čia rašosi katalogo pavadinimas, koks jis bus matomas tinkle. Taip, šitas pažymėjimas reiškia, kad mes leistumėm vartotojams, kurie prisijungia prie šito katalogo tinkle, keisti informaciją. Tai reiškia trinti, rašyti, kurti katalogus, redaguoti bylas ir panašiai. Jeigu šios savybės nenorim leisti, galima atžymėti. Leisti prisijungti be slaptažodžio. Šitas dalykas reiškia, kad mes leisim anonimams, kitaip tariant, neregistruotiems vartotojams, visiems tinklo vartotojams prisijungti prie šito katalogo. Taip, ir spaudžiam mygtuką viešinti aplanką. Taip, ir spaudžiam užverti. Atsirado ikona, kuri reiškia, kad šitas katalogas yra paviešintas. Taigi galima žiūrėti, kas vyksta Windows tinkle. Kai suinstaliavom Samba programinį įrangą, vietos tinklas. Iš Linux operacinės sistemos, taip, matom, yra stud desktop, tai šito kompiuterio, Linuxinio kompiuterio, būtent pavadinimas. Jo viduje yra Donato katalogas. Windows tinklas. Matom, kokios darbo grupės yra Windows tinkle. Taip ir matom, yra 2 kompiuteriai. Taip, jungiamės prie kompiuterių WinXP User ir matom, kas yra padaryta bendrai prieinama šitame kompiuterių katalogas. Bendras. Prie disko prieiti negalim be slaptažodžio.
Taip yra sutvarkytas Windows operaciniai sistemai tinklas. Kaip padaryti, kad prie kompiuterio, prie šitame Linux kompiuterį esančio bendrai prieinamo katalogo donatas nebūtų galima prieiti be slaptažodžio. Spaudžiam, tai yra nuimam šitą pažymėjimą leisti be slaptažodžio, spaudžiam keisti viešinimą. Tuomet leidimai mes galime nurodyti, koks vartotojas jungsis. Šiuo atveju galės jungtis kaip vartotojas stud, nes jis yra savininkas. Privilegijos, ką galima per tinklą daryti, nustatomos lygiai taip pat kaip ir lokaliame kompiuteryje, keičiant tas pačias privilegijas, arba galima nurodyti, kokių grupių vartotojai jungsis prie šito katalogo. Dabar jungtųsi grupės studijos, būtent vartotojai, ir jie, tarkim, galėtų tik tai žiūrėti failus. Spaudžiam užverti. Ir dabar galima bandyti atlikti testavimą. Taip. Katalogas donato ir būtent reikalauja slaptažodžio ir vartotojo vardo stud. Ir mes dabar patenkam į šitą katalogą, kuriame yra byla tekstas tekste. Windows operacinių sistemų vartotojai gali prieiti į Linux operacinę sistemą įdiegus Samba programinį įrangą prie jame esančių bendrai prieinamų resursų. My Network Places, View Group Computers. Matom, yra studijos darbo grupėje, yra tik tai vienas WinXP user, o Workgroup yra būtent stud desktop. Būtent tas Linux operacinę sistemą naudojantis kompiuteris, kuriame yra katalogas donato. Paspaudžiame katalogo donato ir galim įeiti ir pažiūrėti, kokie katalogai ir kokios bylos, kokie resursai yra jame saugomi. Nes dabar katalogas donato yra prieinamas be slaptažodžio, taip kaip buvo pirma užstatyta savybė, užstatyta privilegija Linux kompiuteryje. Linux operacinėje sistemoje pakeitus savybę prisijungti be slaptažodžio, ją atžymėjus, tada tik tai vartotojai galės prisijungti prie šito katalogo įvesdami vartotojų vardą ir slaptažodį. Kaip tai būtų realizuota? Taip, dabar spaudžiam ant katalogo donato ir įvedam vartotojo vardą stud ir slaptažodį ir tik tai tuomet patenkam į katalogą. Taigi, galima teikti, kad Samba serveris ir tinklo bendrai naudojami resursai yra sukurti naudojant Linux operacinės sistemos distribuciją Ubuntu.